Labas. Noriu pakalbėti su tavimi apie šaknis. Tai kas yra tos šaknys matematikoje? Kaip jas dauginti, kaip jas dalinti, kaip jos sudedamos, kam jos lygios, kaip su jom atlikti veiksmus, su kuo jas valgomos ir panašiai. Visko labai daug, bet šiam video pradėsime nuo to, kas yra šaknys ir kokios yra jų dalis. Kituose video pakalbėsime, kaip jas dauginti, sudėti, kas yra kubinės šaknys, kaip traukti šaknis iš didelių skaičių ir taip toliau. Neišsigąs, šitas video tik tai apie tai, kas yra šaknys. Kiti video čionais, gale video bus nuorodos į visus kitus. O dabar apie šaknis. Tai, matai, yra šaknis. Šaknis turi tokį ženklą ir tai yra vadinama šaknies ženklas. Logiška. Tai yra šaknies ženklas ir skaičius, kuris yra po šaknies ženklu, yra vadinamas pošakniu. Taigi 4 yra pošaknyje. Ir mes čia traukiame šaknį iš 4. Tai yra šaknies iš 4 traukimas. Puiku. Šaknis iš 4 bus 2. Labai paprasta. Bet kas yra šaknis? Gerai, ar čia dalyba? Čia dalyba iš 2. Kas tai yra? Ir aš noriu papasakoti, kad iš esmės šaknis yra atvirkščias veiksmas kėlimui kvadratu. Pavyzdžiui, 5 kvadratu yra 25, ar ne? Mes tą mokėmės kažkada. O šaknis iš 25 yra 5. Ir čia svarbu suprasti. Kai mes traukiam šaknį, mes ieškom skaičiaus, kurį padauginę iš savęs arba pakėlę kvadratu, gausime skaičių šaknyje. Gerai, skamba komplikuotai, bet pabandykime per kelis pavyzdžius. Matai, mes, jeigu traukime šaknį iš 100, tai kiek čia bus? Kokį skaičių padauginę iš savęs arba pakėlę kvadratu gausime 100. Ir ačiū Dievui, kad mes esame labai geri matematikai ir viską mintinai žinome. Tai žinome, kad 100 gausime, kai pakelsime kvadratu 10. Tai šitaip ir ištraukiam iš 100 šaknį ir gausime 10. Šiaip tai labai paprasta. Šaknis yra atvirkščias veiksmas kėlimui kvadratu. O mes kažką pakelsim kvadratu, tas skaičius bus pošaknyje. Fantastika. Labai paprasta. Ką reikia žinoti, svarbų dalyką, kad mes ištraukę šaknį gausime teigiamą skaičių. Ir čia yra svarbus dalykas, nes logiškai atrodytų, kad mes galime ištraukti šaknį iš 100 ir gauti minus 10. Kodėl ne? Nes, 10 kvadratu yra 100, bet ir minus 10 kvadratu yra 100, ar ne? Tai taip, atrodo, kad čia turėtų būti viskas super, valio, jėga. Tačiau ne, matematiškai mes to nedarome, traukiam šaknį ir gaunam tik tai teigiamą skaičių. Įprastoje matematikoje, jeigu norėsite gauti matematiką, kur yra aukštoji keistoji matematika, ten galite prieiti prie variantų, kur galite ištraukti šaknies ir gauti neigiamą skaičių. Taip pat įprastoje matematikoje mes netraukiam šaknies iš neigiamo skaičiaus. Įprastoje matematikoje jūs negausite kažko pakėlę kvadratu minus 100. Nebent mokotės bakalaureato klasėje arba universitete ir gausite 10i. Įsivaizduojame skaičiaus dalį. Bet apie tai mes nieko nedarome. Pamirškime šitą baisią keistą matematiką, grįžkime prie įprastos matematikos ir negąsdinkim daugiau mūsų 8-okų. Taigi, šaknis yra atvirkščias veiksmas kėlimui kvadratu. Labai paprasta. Štai jau sužinojame. Nuostabu. Ir perinam vėl prie įprastos matematikos, praleidžiam šitą baisią dalį. Ir pakalbėkime apie kitus dalykus. Pavyzdžiui, o kas jeigu mes gautume ištraukti šaknį iš skaičiaus, kuris nėra kvadratas. Pavyzdžiui, ištraukime šaknį iš 3. Ką mes čia gausime? Ar mes čia gausime? Kiek čia gausime? Ir dėja nėra kažkokio atsakymo, kur lengvai galim paskaičiuoti, nebent galim su kalkuliatoriumi ištraukti labai didelį skaičių ir abstraktų skaičių, 1, 7, 3 kažkiek ir taip toliau, arba galim tiesiog palikti šaknį iš 3. Čia bus puikus atsakymas, mums jo tikrai pakaks. Tiesa, noriu parodyti pavyzdį su šaknimi iš 2, nes tai yra vienas
Dažniausiai užrašomų pošaknio skaičių, jūs tikrai daug sudursite su šaknimi iš 2, tai jūs pamatysite ištraukę, kad šaknis iš 2 yra apytiksliai lygų 1,41, 4, 2, 3, 5, 6 ir iki begalybės einantys skaičiai. Tai čia reiškia yra iracionalusis skaičius. Jis niekad nesibaigia, niekad nesikartoja ir mes jo negalim užrašyti kaip natūraliųjų sveikų skaičių trupmeną. Tai va. Tai jeigu šitą skaičių padauginsit iš savęs 1, 4, 1, 4, 2, 3, 5, 6 ir taip toliau, jūs gausite lygiai 2, jeigu taikė begalybę skaičių. O taip gausite maždaug 2. Nuostabu. Tai reiktų šitą skaičių dauginti iš savęs. Viskas, nebekankinsiu jūsų, taigi trumpai šaknis yra veiksmas atvirkščias kėlimui kvadratu. Jeigu mes norime ištraukti šaknį iš 49, labai gerai, ištrauksim, gausime 7. Jeigu norime ištraukti skaičių šaknį iš 8, mes apie tai pakalbėsim kitame video, kai trauksime šaknis iš sunkesnių skaičių. Atsakymas bus galų gale 2 šaknis iš 2, bet o Dieve mes apie tai pakalbėsime vėliau. Taigi, labai rekomenduoju, kiti video, kas tau aktualiausia, kurį šitų nori pasižiūrėti, pasižiūrėk, o su šituo kol kas tiek. Iki.